Nuo šios akimirkos į maistą niekad nežiūrėsi kaip anksčiau. Bet tai bus į gerą. Klausimas, kas tau yra maistas? Priemonė nuramint gurgiantį pilvą ar erzulio apimtą galvą? Gali būti. Bet kas maistas yra iš tiesų, tai informacija, kuri skatina kūne vienus ar kitus procesus. Na, pavyzdžiui, česnake yra apie 4000 skirtingų informacijos vienetų. Tik vienas kąsnis savyje talpina info, ar tai bus nukreipta į uždegimų mažinimą ar didinimą. Ar žarnyno bakterijos gaus peno didinti gerasias ar blogasias kolonijas. Ar epigenetiniai pokyčiai lems artėjančias ligas ar jų atsitraukimą. Rimtai, kiekvienas kąsnis. Ir gal dramatiškai skamba. Bet noriu, kad prisimintum, kad maistas yra signalas, kuris užlipti ant tribūnos gali paskatinti tiek Hitlerį, tiek motiną Teresę. Tik neužpsichuok, nebūtinai tikslas turėtų būti visada pataikyti taikinį. Bet pasisteng bent kuo dažniau. Pagalvok jau dabar, kaip gali nors truputį pagerinti mitybą ir pažadėk savo tai daryti bent ateinančią 66 dienas, kol susiformuos įprotis. O gerai pradžiai, užduok klausimą komentare, būtinai jį atsakysiu.